Tai labas rytas ir vėl 8 valandos ir išjudu į Lidlą. Bandysiu nusipirkti gėliukų. Plungiai tai nėra niekur. Čia jau skundžiasi dviratininkai. Verslo niša. Kas norit biškį užsidirbt, prekiaukit gėliukais. Tai žodžiu, suku į Lidlą, pasiimsiu aišku dar krosaną, papusryčiausiu ir išjudu į Drėverną Pamarys Underground. Tai spėkit, ar Lidle Plungėje yra gėliukų? Nu, tai aišku, kad nėra. Pernai aš buvau pirkęs, tai matyti išėmė iš apyvartos. Ir pasimatysim Drėvernui. Tai startas vyko prie Drėvernos apžvalgos bokšto. Kaip matote, dalyvių tikrai nemažai. Pagal Facebook eventų info buvo apie 160 dalyvių, bet manau buvo tikrai daugiau. Tai nuo pat pradžių dalyviai pradėjo ieškoti savo draugų, pažįstamų, tempo panašaus ir iškart formuojasi didesnės, mažesnės grupelės. Tai bandom pagauti savo tempą, neužšokti ant per stiprių kitų dalyvių, kada nusibaigti pirmuose kilometruose ir atvažiuoti visą distanciją. Na, matome, kaip važiuojam per vieną iš labai daug buvusių tiltelių, kurių tikrai šitą Pamaryje netrūksta. Na, kalbant apie dangą, tai pasakyčiau, kad buvo gana sausa danga. Buvo keletas labai šlapių vietų, bet jos buvo labai trumpos. Bjauriausia buvo priešinis vėjas arba šoninis vėjas. Tai stengiamės vieni už kitų slėptis, kad būtų kuo lengviau minti ar trumpam pailsėti. Teko paragauti ir pavasarinių žiedadulkių, nes į burną įskrido kamanė. Skonis, tiesą sakant, saldus. Bet patirtis nekokia. Gerai, kad viskas baigėsi sėkmingai. Važiuoja traukinukas. Niekur neskubam. Labai vėjuota. Na ir išgirdau pagalbos šauksmą. Vienam iš dalyvių nusileido sėdynę. Panašu nebuvo pakankamai pristvirtinęs, tai prisukęs, tai prireikė įrankių, tai stojom pagelbėti. Per visą minimą sudeginau virš 4000 kalorijų, tai tikrai reikėjo važiavimo metu užkandžiauti, kad žvyrkeliai nėra jau taip lengva. Privažiavome pirmą Rusnės užlietą vietą, bet apie šią vietą buvo jau pranešta organizatorių ir vandens lygis nebuvo toks jau aukštas, kad negalėtume pravažiuoti. Tai, kaip matome, vos užsėmė mano padangas. Aišku, bandžiau važiuoti kuo kairiau. Sustojom į Uostamiesčio uostą, šalia Švyturio. Pavalgysim, užkaisim dabar biškim. Deja, žmonės net tualeto neleidžia pasinaudoti ir šuliniai išsekė, sakė, vandens neturi. Įdomiai vietoje mes čia. Bet gražu. Esam pusiaukeliai. 74 kilometras. Tai realiai nuo pat pradžių susiformavusią 6 žmonių grupelę ir praminėm visus 151 kilometrų. Pasienyje su Mordoru vyko žvejų varžyba. Pastebėjom, kad čia irgi karboniniai dalykai yra labai vertinami. Kiekvienam savo hobį, žinai. Na, aišku, sustojome pasipildyti vandens. Sušilai. Užkasti. Atsikvėpti biškį čia jau. Veikia? Gal liko 50 ar 60 km. Čia mes vėl šilutė graži. Atsinaujinusi. Tai visi tokie pozityvus ir patenkinti šilutės infrastruktūrą, gražiais tiltais, sutvarkytų miestų.
Čia prie mūsų dar prisijungė keletas dalyvių, pasivijo. Tai mūsų dar didesnis traukinukas pajudėjo link finišo. Šilo oras, šilta belė, kaip jau 21 gal koks laipsnis. Nebedaug beliko, apie 30 km. Laikosi mūsų grupelė. Matosi. Jei. Nu, net noriu daugiau. Kai sėdėsiu, žinai, blemba. Dėkui už užuovę, labai gerai. Atidirbat, blemba. Viskas, finišas. Per daug nespaudėm. Ilgą laiko dalį priekį teko važiuoti. Nenorėjau sušalt. Tai visai smagiai buvom. Eisim dabar, užkasim. Kažką pavalgysim. Aišku, aliuko, kokį vieną išraut. Ir važiuosim namo. Tai tiek. Iki.